Kaip žinote, galbūt kažkas ir nežino, sporto projektų konkursas yra skelbiamas kiekvienais metais. Vilniaus miesto savivaldybė kasmet skiria biudžetą ir kiekvienais metais, metų gale įprastai, mes, tai yra sporto ir sveikatingumo skyrius, paskelbia kasmetinį sporto projektų konkursą. Tai kalbėsiu konkrečiai apie 25 metams skiriamą konkursą, bet be jokios abejonės apžvelgsiu ir esminius dalykus, kurie metai iš metų kartojasi. Tai kalbant apie tuos esminius dalykus, kurie būna patys svarbiausi, tai aišku, finansavimo suma. 25 metams bendra projektams skiriama suma bus 1 300 000 ir čia norėčiau akcentuoti tą dalyką, kad iš tikrųjų tikriausiai jau nuo kokių 2019 metų, kuomet mes paskirstėme berods 690 000, tai ši suma nuolatos auga, kas rodo savivaldybės atsakingą požiūrį į Vilniaus miesto fizinį aktyvumą ir jo skatinimą, tai dabar mes turime beveik dvigubai išaugusią sumą, tai yra 1 300 000. Pernai buvo 1 200 000 ir tikimės, kad ši suma su kiekvienais metais vis augs ir didės. Ši suma, kaip ir kasmet, yra paskirstoma į tam tikras dalis, tai paskirstysim 10% šios sumos būtent socialinę atskirtį patiriančius asmenys vienijančių organizacijų projektams, tame tarpe ir neįgaliųjų organizacijų projektams. Na ir likusi suma lygiomis dalimis atiteks fiziniam aktyvumui ir sporto renginiams. Tai tokie, sakykime, patys svarbiausi ir esminiai momentai. Dar ką noriu pasakyti, pradedama neužakcentavau, tai laikykime tokio formato tuomet, kad papasakosiu apie visą šį sporto projektų konkursą, pereisiu per, kaip matote, etapus, visas konkurso dalis. Klausimus mėginkite atsiminti ar pasižymėti ir tuomet galbūt dar galite ir rašyti pokalbio langelyje ir tuomet po pristatymo pabandysiu į daugumą iš jų atsakyti. Jeigu kils papildomų klausimų, po pristatymo taip pat galite man rašyti ir skambinti ir tikrai individualiai pakonsultuosiu ir pasakysiu, bet taupant visų laiką, turime penktadienį 12 valandą, galbūt kažkas ir pietų metą paaukojo, tai prašysiu tuomet leisti man kalbėti ir pasisakyti, o tuomet jau visus klausimus užduoti po pristatymą. Tai kaip ir paminėjau, pereisiu per visus konkurso etapus. Kaip matote, jų yra taip grubiai 8 nuo konkurso paskelbimo, vėliau paraiškų teikimo, tuomet seka vertinimas paraiškų. Kai paraiškos būna įvertintos, tuomet mes turime susumuoti rezultatus, juos paskelbti. Tuomet pasirašinėjom su finansavimą gavusiomis organizacijomis sutartis. Pasirašius sutartį mes pervedame lėšas, tuomet projektų vykdytojai įgyvendina savo projektus, na ir po projektų pabaigos iki metų galo, įprastai pagal nutylėjimą iki gruodžio 31 mes laukiame ataskaitų. Tai taip, 25 metais, žodžiu, vyks visas projektų finansavimo šio konkurso mechanizmas. Taip, pereisiu per kiekvieną etapą atskirai. Kaip žinote, 11 dieną, tai yra trečiadienį paskelbėme 25 metų sporto projektų konkursą ir tai darome mes kasmet. Įprastai tai darome lapkričio mėnesį, taip šiemet truputuką vėluojame, bet tikimės, kad didelių trikdžių dėl to nebus ir informaciją visada galite rasti vilnius.lt svetainėje.
Tai aš noriu irgi pasidalinti ir šią vietą, kur jūs galite rasti visą informaciją. Tai jūs parodysiu. Taip, tikiuosi, kad matote. Pasakykit, kas nors garsiai, nes aš jūsų nematau. Matote? Matome. Ačiū. Taip, tai įėję į vilnius.lt svetainę, spaudžiate struktūra ir kontaktai, tuomet susirandate švietimas, kultūra ir sportas ir užėję ant sporto paspaudžiate būtent sporto skiltį. Ir čia mes matome sporto konkursų langelį, kurį irgi galime įeiti. Ir ką norėčiau taip pat dar paminėti, tai kad čionais galite rasti ne tik mūsų kasmetinių sporto projektų konkursus, kas yra pirmoje skiltė, bet taip pat ir kitas programas, per kurias mes finansuojame būtent sporto bendruomenę, sporto iniciatyvą, sporto organizacijas. Tai tikrai galite ir čia įeiti ir pasidomėti kitomis mūsų programomis. Taip pat pasinaudosiu progą ir paminėsiu tokį dalyką, kad sporto ir sveikatingumo skyrius, kuris atsakingas yra už Vilniaus miesto fizinį aktyvumą, na taip grubiąja prasme, finansavimą gali skirti tik tai konkurso būdu. Mes dažnai gauname mėnesį prieš kokį nors svarbų tikrai sporto renginį įvairiausių raštų, prašymų, skambučių, su klausimu, ar galime paremti. Tai iš tikrųjų niekada mes negalėsime jums organizuoti jokios paramos individualiai, būtent kažkokiam konkrečiam renginiui, jeigu tai vyks ne per vieną iš šitų programų. Tai tą ir norėjau pasakyti, tuomet keliauju čia į kasmetinių sporto projektų šią skiltį ir čia mes skelbėme ir kvietimą dalyvauti, taip pat paskelbėme ir informaciją apie visas gautas paraiškas, kurias gauname su visais finansavimo poreikiais. Taip pat šioje vietoje yra skelbiami ir rezultatai. Taip, atsidarius patį pirmą, tai yra paskutinę nuorodą, mes matome jau paskelbtą 25 metų konkursą. Tai čia irgi labai rekomenduoju įeiti, pasiskaityti. Čia yra visa surašyta esminė informacija, kurią paminėsiu dar šio pristatymo metu, bet tikrai užsiakcentuoti reikėtų. Taip, toliau. Toliau, sekundėlę. Taip, tai dabar grįžtu į prezentaciją ir parodysiu. Taip pat mes turime konkurso paraiškų teikimo sistemą. Tai konkursai.vilnius.lt yra sistema, kur irgi labai norėčiau trumpam nukeliauti ir irgi trumpai jums pademonstruoti, nes tikiu, kad tarp mūsų yra asmenų, kurie pirmą kartą dalyvaus šiame konkurse. Tai štai yra mūsų elektroninio paraiškų teikimo sistema, prie kurios reikia prisijungti per elektroninius valdžios vartus. Čia taip pat pasinaudodama progą noriu pasakyti, kad rasite ne tik su sportu susijusius konkursus, bet visus Vilniaus miesto savivaldybės inicijuojamus konkursus. Tame tarpe ir kultūros, ir jaunimo, štai čia yra vaikų vasaros stovyklų konkursas, matom, ir kultūros tikrai labai daug yra įvairiausių programų. Na ir įėję būtent į sportą skiltį mes matome aktyvų šiuo metu galiojantį konkursą, į kurį taip pat paspaudus sužinok daugiau, galime matyti vėlgi visą koncentruotą informaciją ir be abejo vietą, kur bus pildomos
paraiškos fizinio aktyvumo ir sporto renginių. Tai vėl grįžtu į prezentaciją. Visuomet mūsų konkursus reglamentuoja tam tikri teisės aktai ir būtent šį sporto projektų konkursą reglamentuoja 2 teisės aktai. Tai yra tvarka, kurioje yra nurodyti esminiai konkurso procesai, o taip pat kvietimas, kuriame yra jau detaliai aprašytos visos nuostatos, visi reikalavimai, visi kriterijai. Todėl tai yra 2 dokumentai, kuriuos tikrai yra būtina perskaityti, norint gerai pateikti paraišką, nepraleisti kokio nors svarbaus momento, dėl ko vėliau gali būti jūsų paraiška priskirta prie nefinansuojamų. Ir kaip minėjau, šiais metais skelbėme konkursą būtent 2 sritims, tai yra toks mažas pokytis. Eilę metų buvo skelbiamas 3 sritis, tai yra fizinio aktyvumo veiklos ir sporto renginiai, ir taip pat mes dar finansuodavome sporto inventorių ir įrangą. Šiemet nutarėm nebeišskirti sporto įrangos ir inventoriaus ir tiesiog integruoti į sporto renginius ir fizinio aktyvumo veiklas sporto įrangą. Tai reiškia, kad jūs bet kuriuo atveju visada turėdavot sugalvoti kažkokį tai projektą tai įrangai įsigyti. Tiesiog paprašyti įrangos, nebuvo niekada tokio formato, visą laiką tai turėjo lydėti kažkoks tam tikras projektas. Tai dabar tiek fizinio aktyvumo veiklose, tiek sporto renginiuose galėsite įsitraukti sporto inventorių į sąmatą. Ir tokiu būdu mes turim truputuką, kaip sakyt, mažiau administracinės naštos ir tokias apibendrintas 2 sritis. Tai keliauju tuomet prie paraiškų teikimo. Tai kaip žinote, visuomet terminas yra 20 darbo dienų ir šiuo atveju mes turime datą 25 metams būtent iki sausio 14 dienos. Tai skaičiuojant nuo vakar dienos, nuo šiandienos, ar ne, tai apytiksliai yra mėnesis laiko. Tikiuosi, kad pavyks sklandžiai užpildyti paraiškas ir jeigu tikrai, kaip visada sakiau ir sakau ir sakysiu, kad jeigu kyla kažkokių klausimų, kažkokių nesklandumų, ar teikiant paraišką, ar prie sistemos jungiantis, ar tiesiog, norite dėl kažko pasitikslinti, visada galite man skambinti, jeigu aš nepakeliu, tai visada perskambinu ir rašykit laiškus, o sakau, geriausia tai skambinti, nes labai greitai galim išspręsti bet kokias problemas, tai teikiu konsultaciją tikrai visada, visų laikotarpių iki pat paskutinės paraiškų teikimo dienos, imtinai iki darbo valandomis, žinoma, savaitgaliais taip pat nekonsultuoju. Paraiškų teikimas vyksta tik per paraiškų teikimo sistemą, tai būtent konkursai.vilnius.lt. Ir tuomet galbūt irgi, nežinau, gal dabar nesijungsiu ir nepasakosiu, kaip ką tenais paspausti, truputuką, jeigu liks laiko, vėliau prisijungsiu ir galėsiu parodyti visus niuansus. Tai tam, kad pateikti paraišką ir tikėtis gauti finansavimą, pareiškėjas turi atitikti reikalavimus jam keliamus, o pagrindiniai jie yra būti juridiniu asmeniu registruotu Vilniaus mieste netrumpiau kaip 1 metus ir turėti tarp savo veiklos sričių būtent sportą arba fizinį aktyvumą ar sveikatinimą. Tai gali būti įrašyta tokia veikla tiesiog išraše iš juridinių asmenų iš registrų centro, arba tai jūs galite akcentuoti pildydami paraišką ir numatydami tai kaip savo patirtį.
Taip pat yra tam tikri reikalavimai projektams, tai būtent turi būti vieta, privalo būti Vilniaus miestas, laikas, turi prasidėti ne anksčiau kaip sausio 1 dieną ir projektai gali trukti iš tikrųjų 3 metus nuo 25 sausio 1. Ir tikslinė auditorija, tai būtent asmenys, dalyviai, kuriems yra suteikiama projekto nauda, tai būtent turėtų būti Vilniaus miesto gyventojai, bendruomenės, žodžiu, Vilniečiai. Taip pat atkreipiu dėmesį, kad paraiškų turinys turi atitikti bendriesiams ir specialiesiams kriterijams, kurie yra nurodyti būtent kvietime anksčiau mano minėtame. Tokiu būdu jūs renkate balus ir tik tokiu būdu paraiška yra priskiriama prie finansuotinų. Taip pat yra tam tikri būtini priedai, jie yra numatyti kiekvienais metais ir šiemet, kaip ir kasmet, jie irgi yra nurodyti, tai jūs būtinai turite pateikti įgaliojimą, jeigu teikiate paraišką būdamas ne organizacijos vadovu. Taip pat reikia pateikti išplėstinį išrašą iš juridinių asmenų centro. Ir dar viena tokia naujovė šiemet, tai yra būtinai reikės prisekti statistinę ataskaitą. Apie ją irgi yra nurodyta konkursų teikimo sistemoje, apraše. Ten yra nurodytas ir konsultuojantis asmuo, kuris galės pagelbėti užpildyti tą ataskaitą. Ta ataskaita renka Lietuvos sporto centras. Tai tokiu būdu mes kaip savivaldybė stengiamės, kiekvienais metais iš tikrųjų prašome jūsų užpildyti, deja gauname labai mažą kiekį. Todėl šiemet nutarėme, kad turime prisidėti prie statistikos truputuką atsakingiau ir šią statistinę ataskaitą paversti kaip būtinų priedų. Ir čia paminėjau dar sisteminius trikdžius, tai turėkite omeny, kad teikiant paraišką per paraiškų mūsų konkursų tą sistemą. Iš tikrųjų, pareiškėjų mes sulaukiam kasmet labai nemažai, pačių paraiškų mes gauname apie 400, ir kaip taisyklė visi teikia paskutinėmis dienomis, todėl sistema karts nuo karto veikia nepakankamai sklandžiai, todėl tikrai labai rekomenduoju neatidėti paskutiniai dienai, paskutiniai valandai, teikti paraišką ir pateikti ją kaip galima anksčiau, nes teikiant ir jungiantis prie sistemos atsiranda įvairiausių ir klausimų, o jeigu tai yra nedarbo valandas, tai jau ir aš pagelbėti jums negalėsiu. Todėl labai prašau žiūrėti atsakingai ir be abejo ir pasitestuoti, prisijungus prie tos konkursų sistemos. Ten galite paraišką išsisaugoti kaip juodraštį ir pildyti ją tam tikrais etapais. Taip pat dar yra svarbus momentas, kuris kai kuriems pareiškėjams nutinka, tai galbūt dėl tam tikro jūsų pačių kompiuterio ar kitų sistemų funkcionalumo. Matyt, prisijungus per elektroninius valdžios vartus, sistema po kurio laiko gali atsijungti. Tai jeigu jūs visą paraišką, kurios apimtis bus didelė, pildysite ilgą laiką konkursų sistemoje ir, pavyzdžiui, paliksite atvertus langus ir galbūt valandėliai kažkur
nueisite nuo kompiuterio ir paskui vėl mėginsite sugrįžti, tai gali būti, kad sistema, elektroniniai valdžios vartai automatiškai jūs atjungs nuo sistemos ir ta informacija, kuri nebus išsaugota, gali dingti. Tai būkite labai atidus, vėlgi, kai paskutinę dieną, jeigu pildote, tai tikrai atsiranda labai daug iššūkių, nerimo ir streso. Tai maloniai prašau, kuo anksčiau pildyti paraiškas, nes vėliau ir man, ir jums nuo to yra tik tai papildomų daugiau problemų ir sunkumų. Tai dabar, kas liečia patį paraiškų vertinimą, tai turime 3 etapus. Kai pateikėte paraiškas ir kai baigėsi paraiškų teikimo etapas, tuomet mes visas gautas paraiškas paskelbiam, kaip jau minėjau, vilnius.lt svetainėje. Ten mes nurodome kiekvieną gautą paraišką, tai yra projekto pavadinimą, organizacijos pavadinimą ir prašoma iš savivaldybės lėšų sumą. Tuomet mes imame visas paraiškas ir atliekame administracinės atitikties vertinimą. Tai kaip ir pradžioj paminėjau, tai būtent peržiūrim, ar pareiškėjas atitinka jam keliamus reikalavimus. Tai būtent ar tai yra juridinis asmuo, ar jis registruotas Vilniaus mieste, ar jis registruotas netrumpiau kaip 1 metus. Taip pat peržiūrim, ar savo patirtyje arba dokumentuose yra numatyta sporto sveikatinimo ar fizinio aktyvumo veiklos sritis. Taip pat svarbus momentas, karts nuo karto vis dar atsiranda paraiškų, kurias labai skaudama širdimi, bet privalau priskirti prie nefinansuotinų. Tai yra būtent momentas prašomos iš savivaldybės biudžeto lėšų sumos dydis. Jis negali viršyti daugiau kaip 80% jūsų bendros sąmatos. 20% turite prisidėti jūs, tai yra jūsų organizacija arba partneriai arba sumoje, bet iš savivaldybės negalima sąmatoje nurodyti daugiau kaip 80%. Tai šitą irgi labai kviečiu įsidėmėti ir teisingai pasiskaičiuoti. Tuomet kažkada, kai dar 21 metais mes turėjome paraiškas Wordiniuose failuose ir sąmatos buvo Exceliniuose failiukuose ir automatiškai sistema skaičiuodavo, ne sistema, atsiprašau, Excelis, tuos procentus, tai tuomet mes tokių netikėtumų sulaukdavom mažiau, bet pastaraisiais metais, nuo 22 metais pirmo paskelbto konkurso 23, vėliau 24 metams, tai pastebime, kad tiesiog būna paklaidos ir labai nedidelės, bet tikrai būkite atidus ir apsiskaičiuokite, čia jau nedarykite šitoj vietoj klaidos. Ir dar vienas momentas, tai yra ataskaitos. Tie, kas gavote finansavimą 24 metais, tikriausiai puikiai žinote, kad turite pateikti ataskaitas ir būtent tai mes tikrai peržiūrim ir sužiūrime ir per administracinę atitiktį mes priskiriam prie nefinansuotinų, tai yra kaip sutarties sąlygų nevykdymą fiksuojame ir jeigu ataskaitos nėra pateiktos laiku, tai yra iki gruodžio 31 arba iki sausio 8, jeigu jūsų projektas vyksta paskutiniais mėnesiais metų, tuomet, kaip žinote, tikrai rašom laiškus ir primenam ir konsultuojam, bet jūsų kasmet darosi vis daugiau, todėl reikia jau imtis ir griežtesnių priemonių, ne griežtesnių, tiesiog ir patiems laikytis nuostatų ir
tokių paraiškų, kurių pareiškėjai bus nepateikę ataskaitų už 24, peržiūrėsim be abejo ir 23 ir 22 metus, tokių paraiškų mes nebeatiduosime kitam vertinimo etapui. Tai dabar be abejo daugam kyla klausimai, kur rasti tas ataskaitų formas. Tai buvo nurodyta jau paskelbus rezultatus 24 metais, bet priminsiu dar kartelį ten, kur pačioje pradžioje demonstravau vilnius.lt svetainėje kasmetinių konkursų skiltį, raskite rezultatų skelbimą ir ten rasite visas 3 formas, kurias reikia užpildyti ir atsiųsti mums peržiūrai. Tuomet suderinus turėsite prisekti vėl toje pačioje konkursai.vilnius.lt platformoje, svetainėje, būtent prie tos paraiškos, kuri buvo finansuotina. Tai čia tokia trumpa informacija tiems, kurie dar nepateikia arba nežino tiksliai tų procedūrų. Taip, tai tuomet, kai atliekam administracinę atitiktį, visos paraiškos, kurios atitinka šiuos punktelius mano paminėtus, jos yra atiduodamos vertinti ekspertams. Ekspertus mes kviečiame, renkame viešųjų pirkimų būdu, tai labai džiugu, kad iš tikrųjų mes kasmet truputuką rotuojam tos ekspertus, kadangi ir iš jūsų bendruomenės būna, kad pasisiūlo šį sunkų darbą atlikti, tai nėra sudėtinga jas rasti, bet stengiamės nuolat juos keisti ir žodžiu, subūrėme jų komandą, kiekvienam ekspertui pateikėme tikrai nemažai vertinti paraiškų, o vieną paraišką įprastai vertina 3 skirtingi ekspertai individualiai. Vertina jie vadovaudamiesi kvietime nurodytais bendraisiais ir specialiaisiais kriterijais. Didžiausia galima surinkti balų suma šiemet kaip ir pernai ir tikriausiai galvoju gal net kaip ir užpernai yra 50 balų. Bendrieji kriterijai sudaro 20 balų, o specialieji kriterijai 30 balų. Ir finansavimas yra skiriamas surinkus 30 balų, o taip pat surinkus pereinamuosius bendrųjų kriterijų balus. Tai kiekvieno bendrojo kriterijaus pereinamasis balas yra taip pat nurodytas kvietime. Ekspertai vertina paraiškas apytiksliai apie mėnesį laiko mes duodame, kadangi, kaip ir minėjau, tų paraiškų būna apie 400, tai yra tikrai nemažas kiekis, o turint omeny tai, kad dar kiekvieną paraišką vertina 3 ekspertai, tai vertinimo yra tikrai labai daug. Ekspertams įvertinus visas paraiškas, suteikus balus, tuomet mes jau keliaujame su rezultatais į vertinimo komisijos posėdį. Vertinimo komisiją sudaro savivaldybės darbuotojai ir taip pat turime visą laiką vieną atstovą iš nevyriausybinės organizacijos. To posėdžio metu pristatome visus rezultatus ir pasiūlome finansavimo dydžio kiekvienam projektui nustatymo algoritmą, kadangi visada yra prašoma daugiau lėšų, negu įmanoma būtų finansuoti. Visi projektai iki vieno yra, jiems tie, kurie yra finansuojami, jiems yra mažinamas finansavimas, tai yra niekada, turėkite omeny, kad niekada negausite
100%, nebent tai yra minimali suma, sakykime, 2000 ar ne, ir jūsų paraiškos įvertinimo balas yra ypatingai aukštas, tai tada sakykime, ta riba tarp jūsų paprašytos sumos ir gaunamos jau bus labai labai maža, kadangi formulė, mes naudojame matematinę formulę, kurią pritaikom absoliučiai visiems finansuotiniams projektams vienodą. Ji veikia taip, kad naudodama būtent paraiškai suteiktą galutinį balą, atitinkamų dydžių sumažina sumą tam, kad mes galėtumėm įtilpti į 1 300 000. Būtent, 25 metų atveju. Toliau, kas liečia kitus etapus, tai patvirtinus vertinimo komisijai, patvirtinus rezultatus, finansuojamų ir nefinansuojamų sąrašas yra tvirtinamas administracijos direktoriaus įsakymu. Na ir tuomet mes viešiname rezultatus. Rezultatus įprastai viešiname irgi vilnius.lt svetainėje. Taip pat jūs gaunate žinutes į savo elektroninius paštus iš konkursų sistemos. Na ir be jokios abejonės kiekvieną organizaciją mes dar informuojame ir elektroniniu paštu, tiek negavusius finansavimą, tiek gavusius. Na ir kas liečia gavusius finansavimą, tai visuomet kiekvienais metais paskelbus rezultatus ir juos išviešinus, aš dar atskirai susisiekiu su finansuotinų projektų rengėjais, su visa informacija, kokie laukia tolimesni procesai, o jie yra visą laiką tokie patys, tai būtent sutarčių ir kitų dokumentų pildymas, sutarčių pasirašymas. Tai įprastai, kai paskelbiam konkursą, nuo tos dienos mes turime terminą 30 darbo dienų sutartims pasirašyti ir jas pradedam pasirašinėti iš karto, kadangi sutarčių pasirašyti reikia labai labai daug ir tai nėra toks labai greitas procesas, kadangi prie sutarčių būna pridedami dar ir papildomi dokumentai, priedai, kuriuos taip pat reikia teisingai užpildyti. Kaip jau minėjau, kadangi finansavimas neskiriamas 100% tiek, kiek paprašėte savuoju projektu, tuomet ir sąmatas jūs privalote pakeisti, išlaikydami tas pačias reikalaujamas proporcijas, tai yra prisidėjimo iš savo pusės 20%, gauta savivaldybės suma taip pat turi neviršyti 80%. Na ir visą laiką, ką mes akcentuojame, tai be abejo, jeigu jūsų projekto gauta suma yra kelis kartus mažesnė ir dėl to jūs privalote keisti paties projekto apimtį, tai tą apimtį galite keisti, bet mes siekiame ir prašome bent jau tos kokybinius tikslus išlaikyti. Ir tai tą nurodote, visas sąmatos eilutes nurodote detalioje sąmatoje prie sutarties. Na ir dar reikia užpildyti papildomą formą finansinę, kurios pildymo instrukciją taip pat visada pasidalinu. Kai pasirašome sutartis, kas irgi dar yra labai svarbus momentas, kurį noriu paminėti, tai būtent registruotos sutarties siuntimas. Tai čia yra toks momentas, kuris tikriausiai per tą visą tų visų procesų kontekste atrodo labai nereikšmingas, bet aš noriu jį užakcentuoti, kadangi kai mes pasirašome ir sutartis yra registruota iš elektroninio pašto neatsakyti @vilnius.lt, jūs gaunate
registruotos sutarties tą vadinamą nuorašą su metaduomenimis. Tai labai prašau išsisaugoti tą dokumentą, turėti kažkur tais nepamesti, kadangi tai joje yra būtent svarbi informacija apie jūsų sutarties pasirašymo datą ir numerį, kurį vėliau reikia įrašyti teikiant ataskaitą. Ir, na, tokia smulkmena, bet kai projektų yra 200 ir mes kiekvienais metais metų gale turim atverti kiekvieną tą sutartį ir padiktuoti jums ar atsiųsti elektroniniu paštu, tai tikrai, na, mūsų procesų nepalengvina, o jūsų taip pat. Tai užakcentuoju, kad registruotai sutartį, kurią jūs gaunate iš karto po sutarties užregistravimo, tai yra kaip pasirašomos abi pusės, jūs gaunate laišką, laiške yra sutartis, sutarties metaduomenyse yra sutarties numeris ir data. Pasirašius sutartį, neilgai trukus gaunate į sąskaitą, kurią nurodėte sutartyje, lėšas. Gaunate vienu kartu visą sumą, kuri yra nurodyta sutartyje. Tai ką dar svarbu paminėti, irgi dažnai kyla klausimai. Jeigu projektas prasidėjo nuo sausio 1 dienos, o sutartis yra pasirašoma, nežinau, kovo ar balandžio mėnesį, lėšos gaunamos kovo ar balandžio mėnesį, tai kaip tuomet daryti su tomis lėšomis, kurios buvo numatytos panaudoti sausio mėnesį, ar ne? Nes mes jums suteikiame galimybę ir sakome, kad projektas gali prasidėti sausio 1 dieną. Tai yra taip, kad jūs galite naudoti savas lėšas projektų be abejo ir tuomet, jeigu tai yra viena iš sąmatos eilučių, tai tuomet jūs galite susidengti tas lėšas. Tai yra susimokate savomis lėšomis, o vėliau gavus pagal sutartį ir sutarties sąmatą lėšas, vėliau jas tiesiog susidengti. Pasirašius sutartį, gavus lėšas, projektų vykdymas įgyja pagreitį ar ne, kas nuo sausio 1, kas metų bėgyje pradeda vykdyti projektus, tai lėšų panaudojimas būtinas yra kalendoriniais metais, jūs privalote panaudoti lėšas iki gruodžio 31 dienos. Visos lėšos, kurios yra nepanaudotos iki gruodžio 31 dienos, bus paprašytos grąžinti į tą pačią sąskaitą, iš kurios ir gavote. Gali taip nutikti, kad jūs pasirašėte sutartį ar tiesiog buvote priskirti prie finansuotinų ir net nespėjus pasirašyti sutarties, jūs matote, kad su ta suma, kuri yra jums skirta, jūs nenorite, negalite, ar yra kažkokių kitų trikdžių įgyvendinti projektą, jūs galite atsisakyti tų lėšų. Taip pat, jeigu pasirašėte sutartį ir gavote lėšas, tik vėliau nutarėte, kad neįgyvendinsit projekto, jūs taip pat tiesiog turėsite grąžinti tas lėšas, tai čia nėra didelio vargo tame. Lėšų panaudojimas yra taip pat reglamentuojamas kvietime ir tvarkoje, tai būtinai irgi pasiskaitykite, tenais yra nurodyta, kokios yra tinkamos ir kokios yra netinkamos lėšos. Taip pat atkreipkite į tai dėmesį, kuomet sudarinėsite paraišką ir naudosite sąmatos eilutes. Tai taip pat atkreipkite dėmesį, kas yra įvardyjama kaip netinkamos lėšos. Na ir įgyvendinant projektą dažnai irgi kyla įvairiausių klausimų, tai labai dažnai dėl vykdymo, ar galime ten, nežinau, pakeisti lokaciją, ar galima pakeisti datą. Tai tokie dalykai, jeigu projekto esminiai momentai, tikslai, forma nesikeičia, tai lokaciją jūs galite keisti, o taip pat galite keisti ir datą.
Tai dėl šitų dalykų taip pat, na, jeigu nebent labai ten specifiškai kažkas keičiasi, tai visą laiką konsultuoju, pasikalbam, pasiaiškinam, pasižiūrim ir vadovaudamėsi nuostatais susitarėme. Bet šiaip iš principo tai tikrai galite numatytą renginį paslinkti į tolimesnę datą ar įgyvendinti jį anksčiau. Tai tikriausiai apie tai tiek. Pokyčiai sąmatoje, tai irgi ką norėjau pasakyti ir užakcentuoti, tai būtent irgi labai dažnas klausimas yra, ar mes galėtumėm suplanuotas lėšas panaudoti kitoms prekiams ir paslaugoms, negu tai yra numatyta sąmatoje. Tai taip, nuostatai leidžia jums tarp eilučių keisti 20% savivaldybės gaudos sumos. Tai gavote tam tikrą sumą, išsiaiškinate, kas yra tos sumos penktadalis, ar ne, 20%, ir tuomet galite neatsiklausdami mūsų, be jokių papildomų raštų, skambučių, tiesiog iš vienos eilutės persikelti į kitą. Daugiau kaip 20% pakeisti negalima, net jeigu jūs teiksite, nežinau, raštą merui, vis tiek atsakymas bus tas pats, kas negalima, nes, na, stengiamės išlaikyti lygias teisės visiems ir laikytis nuostatų, todėl toks įgyvendinimas sąmatos, toks pokytis nėra galimas daugiau kaip 20%. Na ir pabaigai, tai būtent apie ataskaitų teikimą jau truputuką užsiminiau ir anksčiau, tai ką reikės pateikti, kai įgyvendinsite projektą, tai būtent detalę faktinių išlaidų ataskaitą, kurioje reikės nurodyti papildomų kažkokių dokumentų, sąskaitų, faktūrų teikti mums tikrai nebūtina ir nereikia, nes mes jų netikrinsime, nes visa informacija apie sąskaitas, faktūras ir jūsų visus pavedimo duomenis, paleitas sąskaitas, faktūras, visa tai bus prašoma nurodyti ataskaitoje. Tai mums pakanka būtent duomenų apie tai, o pačių dokumentų teikti mums nereikia. Ten mes reikalaujame ne tik parodyti ir pagrįsti, kaip buvo panaudotos valdybės lėšas, bet taip pat ir organizacijos lėšas. Ir kas yra čia svarbu, tai irgi mes norime matyti, kaip panaudojate būtent tuos 20%, nes tokia yra minimali suma. Taip pat reikia užpildyti formą numeris 2, tai yra absoliučiai elementari ir absoliučiai didžiąja dauguma klaidinanti forma, kurią yra tarsi labai paprasta, bet dažnai pasirodo, kad labai sunku užpildyti, bet čia irgi mes teikiame ir konsultuojame, ir teikiame pavyzdžius, kaip reikia nurodyti. Na ir taip pat dar reikia pateikti projekto vykdymo ataskaitą, tai būtent, na, ta turinio dalis, kur jūs aprašote, kaip įgyvendinot projektą. Formos yra tikrai labai paprastos ir dar visai neseniai čia irgi sulaukiau skambučio ir tokių sulaukiu ne vieno iš žmonių, kurie dar nėra dalyvavę mūsų konkurse. Jie baiminasi, kad tai yra labai sudėtinga ir labai sunkus tas administravimas. Tai aš noriu jūs patikinti, kad, na, tikrai taip nėra ir visada mes konsultuojame ir visada padedame ir, kaip sakant, už rankos paimam ir palydim nuo pat paraiškos pateikimo iki ataskaitos pateikimo. Na ir terminai, tai jau apie tai irgi kalbėjau, kad ataskaitą reikia pateikti iki gruodžio 31 dienos arba iki sausio 8, jeigu projektas vyko iki pat metų galo. Tai dabar manau, kad visą esminę informaciją paminėjau. Dabar norėčiau pasižiūrėti klausimus, galbūt kokie jie yra pokalbių lange. Tai matau, kad yra užduotas klausimas dėl išplėstinio juridinių asmenų registro išrašo,
kokia jo parengimo data yra tinkama ir jei niekas nesikeičia, gal tinka praeitų metų. Tai taip, tikrai tinka praėjusių metų. Jūs teikdami paraišką ir teikdami bet kokį dokumentą, prisimate atsakomybę už tos informacijos, teikiamos informacijos teisingumą. Tai jeigu jūs teikiate seną išrašą iš juridinių asmenų registro centro, tai jūs prisiimate atsakomybę už tai, kad ten pateikti duomenys yra galiojantis ir teisingi. Statistinė ataskaita rašo, gal galime gauti L-paštu jos formą, kurią užpildytume pirmiausia savo kompiuteriuose, paskui keltume į sistemą. Tai tikrai ta forma yra šiuo metu paraiškų teikimo sistemoje konkursai.vilnius.lt, kur jau demonstravau ir rodžiau. Ir joje galima įėjus parsisiųsti, užpildyti ir tuomet teikiant paraišką galima bus prisiekti. Matau, kad kolegė Dovilė nori kažką pasakyti. Taip, Dovilė. Sveiki visi, atsiprašau, kad tik dabar prisijungiu, bet aš du dalykus dėl ataskaitų noriu. Vieną dalyką dėl ataskaitų noriu patikslinti, kitą dalyką dėl, kaip Akvilė sakė, dėl vykdymo projekto pačioje sistemoje. Tai dėl ataskaitų. Aš, jeigu jūs nieko prieš parodysiu, kur galite rasti formas ir dar įkėliau, kad jums būtų paprasčiau. Taip, tuoda vienas sekundėlę, kur dabar mano tasai atidaryta. Nesvarbu, kad darėm. Taip. Atsiprašau. Taip, va, šitas. Jūs kaip prisijungėte prie savo konkurso ir matote, kad yra įvykdytas projektas, tai nukeliavę žemiau informaciją, matote pridėti ataskaitą. Pridėti ataskaitą spaudžiate ir čia matysite nuorodą į Vilnius.lt puslapį, kur atsidarysite ir rasite visas formas, kurias reikės pridėti. Tai čia pirmas dalykas. Čia tiems, kurie jau yra teikę ataskaitas, teikę paraiškas prieš tai. Dabar dėl formų, dėl konkurso pildymų. Kaip ir Akvilė sakė, yra sesijos baigimo laikas, jisai ateina iš valdžios vartų, bet jums nereikia iš tikrųjų ten vienu kartu užpildyti absoliučiai visą paraišką. Atkreipkite dėmesį, kad kai pradeda pildyti paraišką ir čia kažką užpildote, galite išsaugoti kaip juodraštį. Išsaugote kaip juodraštį ir viskas tikrai išsisaugo, tiesiog nepalikite, kaip ir Akvilė minėjo, ten porai valandų, nes tada tikrai sesija baigėsi ir nedingsta. Tai va, tai čia du dalykus, kuriuos norėjau paminėti dėl pačios sistemos. Ačiū tau. Tai tuomet taip, tai dėl tos statistinės ataskaitos, man atrodo, atsakiau, ar ne, tenais yra tos formos, L-paštu nesiųsiu tuomet, tikrai rasite į konkursai.vilnius.lt įėjus, į sporto skiltį, į mūsų konkursą ir tenais yra abi formos. Viena forma yra visoms, viena forma yra skirta federacijoms, asociacijoms, o kita forma yra visiems sporto klubams. Taip, Viliau, klauskit. Labadiena, Vilius Aliūnas, Lietuvos orientavimo sporto federacija. Klausimas yra, per valdžios vartus galima prisijungti kaip asmeniui arba kaip organizacijos vadovui. Jeigu prisijungi kaip organizacijos vadovas, bet, daleiskim, nori teikti nuo kelių organizacijų ir kitai organizacijai turi įgaliojimą, po to su ataskaitom sudėtingas procesas būna. Tai kaip jūs rekomenduotumėt geriau tada teikti kaip asmeniui visuomet prisijungti prie valdžios varto ar kaip organizacijos vadovui? Ačiū. Dovilė, ar pakomentuotum, ar man leisi? Gal tu pakomentuok, kaip tau geriau, aš tada iš sistemos nebet galiu pasakyti.
Aha, tai aš iš tikrųjų nebuvau susidūrus su problemomis iš pareiškėjų, kad jiems nepavyktų kažkaip pateikti ataskaitas, kai teikia nuo kelių organizacijų. Nežinau, bet iš tikrųjų tai mes turime funkcionalumą ir mes galime paraiškų sistemoje valdyti naudotojus, todėl jeigu kiltų problemų teikti ataskaitą, tai manau, kad čia geriausia būtų kreiptis tiesiogiai, pasiskambinti ir mes tuomet tą funkcionalumą jums sutvarkysime. Bet dar truputėlį iš sistemos pusės, tai vėliau, kaip suprantu, tai viena organizacija turit prisijungimus prie e-valdžios vartus, o prie kitos organizacijos turite įgaliojimą, bet neturit prisijungimų. Nes kai jungiesi kaip per e-valdžios vartus, jeigu turite daugiau negu vieną organizaciją, galite atskirai su jomis prisijungti ir tada vartotojas, prie kurio bus ta paraiška priskirta, bus būtent ta organizacija, kurią pasirinksite valdžios vartus. Bet jeigu turite tik tai įgaliojimą, o neturite prisijungimų, tai tada tikrai be problemų galite teikti kaip fizinis asmuo, įkelti įgaliojimą prie pačios paraiškos, nes sistema prašys. Jeigu kažkas ten keičiasi vadovai ar dar kažką, tai parašyti Akvilei mes ten tikrai pačius vartotojus galima pakeisti. Vienintelė problema, kuri kyla tikrai neretai, tai yra, kad užpildote kaip fizinis asmuo, kaip Vilius Aleliūnas, o tada bandot prisijungti per savo organizaciją ir nematote tos paraiškos. Tai galime pridėti, bet tada irgi reikia parašyti. Tai tiesiog turėkite omeny, kad jeigu pildote iš organizacijos, tai ataskaitą irgi reikia pridėti per organizaciją. Jeigu iš fizinio asmens, tai iš fizinio asmens tiesiog prisijungus.